kapsulės Lynch-G. O tas preparatas, kur aš minėjau, galima ir pri Parkinsono ligos vartoti. Nu čia toks Lynch auga, bet vis tiek ant medžio. Baltas, panašus kiek. Panašus jau. Nu, vėl pritaikyta prie mūsų miško. Nu, čia labai įdomi buvo šauni idėja ir tikrai nuostabi tiesiog. Ir va šitos kapsulės Lynch-G, tai čia yra preparatas, kuris aukštųjų technologijų dėka yra orientuotas konkrečiai į tam tikrą vietą. Nu, čia žinot, kokios dabar technologijos visur yra matoj. Ir va šitos technologijos priveda prie to, kad jeigu mes vartosim Lynch kapsulės, tai mes gerinsim pirmoje kraujotaką galvoje, stubure ir reguliuosim pagrindinę nervų sistemą. O čia kur jis geriausiai veikia. Pats populiariausias pagal pas mus Europoje va šis preparatas. Kapsulės Lynch-G. Aš dažnai pagalvoju, ar dėl tos krizės, ar dėl stresinės mūsų nuolatinės būklės, dėl ko. Gal ir čia yra priežastis. Gal žmonių pas mus turi problemą su galvos kraujotaka. Labai daug. O jeigu užduodi klausimą, svaigsta galva, o tau, sakys, nu daug žmonių pasakys, kad taip, buvo tokių fragmentų. Ir tai surišta dažniausiai su kraujotaka. Preparatas tikrai yra labai fainas ir jeigu jį pavartot ilgą laiką, mes galime pasiekti rezultatą ir sutvarkyti tą kraujotaką. Nu, tas ilgas laikas 2-3 mėnesiai dažniausiai būna. Pagal kiekį užtenka vėl dažniausiai tik vienos kapsulės per dieną. Nors niekad nepasiūlyčiau pradėti nuo vienos, jeigu yra problema su galvos kraujotaka, vis dėlto eilė dienų prieš tai gerti tik po pusę kapsulės turinio. Jeigu mažas efektas nuo vienos kapsulės, tada dar vieną pridedam. Bet žinokit, tai yra geriausia priemonė, profilaktikos priemonė prie insultų. Ir gydomoji priemonė. Taip pat, iš tikrųjų, be konkurencijos, su trientaliais, kavintonais, jau nekalbu apie kokius maisto papildus. 9 metai mes turim tokį panašų arba tokį preparatą, tai leidžia taip kalbėti. Tikrai leidžia. Ir drįstų, ir jokių abejonių neturiu nuimų tos kavintonus šitoje, jeigu skiriam kapsulės Lynch-G. Tai aš noriu 2 dalykus, kad prisimintume. Rytų lygų nereikia. Tai yra profilaktika gydymas insultų. Pirma ir antra reguliatorius nervų sistemos. Tokių vaistų nėra ir kol kas ir nebus, kuris taip nepastebimai ir greitai gali sureguliuoti mūsų pagrindinę nervų sistemą. Pat prisiminkit, nes prie problemų su nervų sistema tie vaistai nedaug dėlių, kurie skiria. Jie veikia ir psichiką, ir priklausomybė išsivysto ir taip toliau. O pavyzdžiui, jaunimai, o jūs 2 mergaitės, juokitės dabar, pavyzdžiui, o jūs tokios visą gyvenimą gal. O jeigu jūs vartotumėt Lynch-G, jūs taptumėt rimtos. Taip, čia blogai gal. Na, bet čia to tokios atbūdus, pikuoja ten visą laiką šypsosi, kaip sako, vaikai maži. Jie hiperdinami. Maišo savo, maišo mokytojų, maišo kolegoms savo ir įsisavina, trūksta koncentracijos, ar ne, pats gabus kukužė. Tai va tokiam duot šitą kapsulę, jis iš tikrųjų tampa gabus, koncentruotas, orientuotas. O jeigu guli taip su tinginės, jis miega, neišsimiega, tokių irgi būna. Irgi davė kapsulį, jau bėgioja. Todėl tokių vaistų nėra. O su pagalba šitų galima ir egzaminą atlaikyti. Egzaminą galima vairuoti ilgai, kad neužlygtų. Kiti parodymai kapsulės, tai jau minėjau, Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė, migrena,
Alzheimerio liga, epilepsija. Nu, aš žinau, pilna tų ligų, kada gali ir stuburo, visus problemas, kada skauda, kada suspausta. Ar mes turim čia, ar neturim, viršelius turim. Įsivaizduokit pas jūs migreną ir jūs norit išsigydyti nuo jos. Vaistų skaitykit, tokių nėra. Šiek tiek padeda, bet kad jau rytoj nebūtų tos migrenos kažkai. Čia gali padėti tik bioimunoreguliatoriai. Ir todėl reikia prie migrenos, pavyzdžiui, vartoti ne vieną dėžutę preparatų, kaip minėjau, 2-3, o net kai kada 4 mėnesius. Bet kinai irgi moka kai kada padaryti